Na ką, prisijungiau mikrofoną. Galvoju, reikia podcastą padaryti. Dar vieną. Jau žinom, kiek čia tų podcastų yra, bet kažkaip nusprendžiau, kad reikia kažkaip save dar labiau įprasminti. Aišku, ant tiek nėra ką veikti gyvenime, kad reikia dar susigalvoti naują veiklą. Tai va, pradedu podcastus. Niekada nedariau, tiesiog pasijungiau mikrofoną, pasidariau kavos ir pradedam kažką judėti į priekį. Kaip čia kas bus, koks formatas, tiksliai nežinau. Idėja tokia, kad aš tiesiog paimsiu kažkokias tai 3 naujienas pasaulio ir tiesiog savo kampus apie juos pašnekėsiu tiesiog. Kas įvyko ir kokia mano nuomonė ir ką apie tai galvoju ir nei daugiau, nei mažiau. Va, tiesiog va taip. Va. Svarsčiau iš tikrųjų, ar daryti tą podcastą angliškai ar lietuviškai. Ir nežinau, nes šiaip aš esu kaunietis, kuris gyvena Portugalijoje. Portugalas, blėt. Ką tu Portugalas, ką tu nežinai, kad Portugalas tai čia dėl to, kad Portugalijos gaidys simbolis, tai tu ką dabar kaip ir gaidys. Žodžiu. Tai va, tai aš gyvenu Porto mieste. Mano vardas Karolis ir mano žmona sekmadieniais eina į bažnyčią, tai aš neturiu ką veikti. Tai galvoju, žinai, vietoj to, kad namus tvarkyčiau ir kažką gerą daryčiau, kad pašnekėsiu gal tada geriau. Kažkaip taip. Tai va, ir na ką, aš gyvenau 4 metus. Yra visokių gerų dalykų apie tą Portugaliją. Yra dalykų, kurie ir nėra tokie geri. Bet čia, aišku, tas visas podcastas nėra, kad apie mane jisai, bet aišku, kad paliesim temas ir mano nuomonė ir išlys tikrai, kas aš esu, iš kur aš esu, koks aš esu. Tai tikrai mane pažinsit eigoje. O dabar tai ką? Įsipyliau kavos. Dabar pagurkšnokime kartu. Sekmadienio rytas, kiek čia valandų? 10:35. Nu, tiesiog fantastika. Leidžiu laiką vienas priešais ekraną. Super cool. Na ir ką, dabar tiesiog paimu, taip tiesiog paprastai atsidarau šiuo atveju Groką ir sakau jam top 3 news today of the world. Nu ir jis man sako, kas čia dabar gero. US-Iran peace deal progress. President Donald Trump announces the deal of the end of the ongoing war with Iran is largely negotiated, the final details being worked out. The agreement would reportedly reopen the Strait of Hormuz to commercial shipping. Iranian officials have indicated openness but have not formally responded yet. This comes after weeks of conflict and tensions in the region. Nu jo, antra Trumpo kadencija įdomesnė tokia, kaip jis ten, aš atsimenu, kai buvo pirmos kadencijos rinkimai ir ten prieš 1,5 metų jisai pradėjo savo tą visą promo kompaniją, ten jie 8 buvo, gal ar 10 ten buvo žmonių, kur šnekėjo jie, kodėl jie turėtų būti prezidentais ir ten Trumpas visiškai kilino visus ten ištaršė per tą ten jau iš karto aš kažkaip galvojau, tipo, Trumpas čia be klausimų taps prezidentu pirmą kadenciją ir po to kažkaip prasidėjo tas visas social media purvas ant jo ir pakeitė mano nuomonę, galvojau, nu tikrai negali jis laimėti toksai blogas, bet iš tikrųjų jis po to laimėjo. Bet aš kiek matau, antrojo kadencijoje jisai žymiai ramesnis, labiau susiturėjęs, bent jau iš komunikacinės pusės, kiek aš matau. Jisai ramiau šneka, mažiau su tom rankom artikuliuoja, ten savo ten tų bairių, ten leim kažkokių tokių, mažiau gal mėto. Nu, bet ką jisai daro legislative areajoje, tai čia kosmosas iš vis nežinau, ten brido ir pribrido, taip atrodo bachūras čia su tais Iranais visais. Aišku,
gerai, kad jie ten išnekasi, nu čia negali ilgai būti uždaryta, niekam čia nėra gerai, tai visigi nori čia biznį daryti, visi nori pinigus daryti. Tai koks tikslas dabar ten kelti kainas visiems, mažiau uždirbti ir tipo, kad ten ta nafta, nežinau, ar ten tas, nežinau, ten, ką jie ten dar veža per tą Hermusą, kad stovi tiesiog ir niekas nesinaudoja niekom ten. Kaip jis ten praeitą savaitę, ponas Trumpas skrido ant kilimėlio pas šį, nu buvo įdomu pažiūrėti, nes jis ten toks kietas, bet dabar va kažkaip iškvietė jį ir jisai ten aišku pasikvietė, kas ten dar Maskas varė, šitas Nvidios šefukas. Nu įdomiau, nežinau. Ta prasme, iš vis ten, aš tą podcastą čia kai pradėjau, tai galvoju, nu tai kažkas fun bus ir panašiai ir taip toliau atsiverčiau tas naujienas, va šiandien čia tas 3 naujienas, tipo, apie kurias čia kažką pabajaruoti, kažką pašnekėti. Visos negatyvios. Tai jo, žiūrėsim, kaip čia bus. Tai va, nežinau, sunku šiaip, ką čia vertinti, mes žinai, sėdėm čia Europoje, Portugalijoje kažkur ar tenai Lietuvoje ir ten svarstom, kaip ten, kas čia vyksta, žinai, pasaulio ekonomikoje ten ir pasaulio ten versmuose visokiuose. Tai ką mes ten iš tikrųjų žinom, sunku pasakyti. Nežinau, ta visa Rusija, Kinija, Amerika, Putinas, Trumpas, mačiau ten foto kaip memą, kad visiems ten jiem po ten 70 su viršum, kad 3 seniukai valdo mūsų visus ten, mačiau kažkas siūlė, gal reikėtų padaryti, kad prezidentai šalies galėtų būti žmonės nuo ten Kem 5 iki ten 60 ir viskas. Nu, čia, kaip sakant, nežinau, tokia kaip ir ekstremas toksai, ne, kur va, tuos draudimus viską daugiau drausti, kažkokios taisyklės, vis tiek tas taisyklės galima kažkaip apeiti. Tai iš vis tas koras žmogaus, ta prasme, ant kiek norisi daugiau visą laiką kažko turėti, galios jausmo, prestižą, ypatingai vyrams. Pats jaučiu, kad ta prasme, ten mano būdavo svajonė, ten studijų laikais, kad aš ten nereikėtų pergyventi, kad turėčiau ant buto nuomos ten, pavyzdžiui, pinigų, ar ten, nežinau, kad pavalgyti turėčiau ten ką. Dabar kaip ir viskas stabilu, bet ten tada pergyveni, kaip išlaikyti ten tą visą savo turtą, kaip žodžiu daugiau visko gauti, niekad nieko negana. Nu, čia senas kaip pasaulis šitos mintis, kad visą laiką žmogui daugiau kažko reikia, ne? Tai tas Trumpas gal taip kažkaip irgi, nežinau, didybės manė, nu, net čia gal nėra gal kažkokių abejonių, kaip jis ten ir lėktuvų kompanijas turėjęs, ir ten saldainius, ir viskius, ir ten ko jis ten tik tais neturėjęs, ir dabar nori visą pasaulį turėti toks vaizdas. Nežinau. Kiek kalbu su savo draugais, kurie buvo labiau Trumpo palaikytojai, tai dabar toksai maždaug, nu jo, aš čia grybauju kažką. Tipo, jo, tai aš pats irgi šiek buvau nustebęs gerokai, kai, kas čia man kompiuteris įsijungiam, iš čia dar mane girdit? Jo, dar eina kol kas. Kažkaip žiūriu, kad dingo ekranas. Išsijungia, nu dar kavytis. Tai va, tai tiek žinau apie tą Hermusą, čia toksai kaip ir pirmas pabandomasis podcastas, tai čia daug iš manęs nesitikėkit. Kelsiu, bandysiu, žiūrėsim kaip čia gausis, einam prie kitos žinios, kuri ypatingai smagi. Gunman killed near White House. Wow, okay. A man opened a fire at a Secret Service checkpoint near the White House and was fatally shot by officers. A bystander was wounded. The incident occurred while President Trump was inside the building. The subject had a history of mental health issues. Oh my fucking god. Nu, tai čia kas?
nieko naujo, ne? Ten mačiau jau jie bajeruoja Amerikoje, ten su tais ten gunman shooting, kad nu žodžiu, jie ten bairius skaldo, ten apie tai visi žvengiam, ten buvom pasijungę su žmona Netflix'e Kevin Harto roastus ir ten tipo, kad ten kažkuriam bachūrui sako, va čia tavo veidas kaip ten to žudiko mokyklos ten šaudytojo ir vis ten lūšta, žinai, žvengia. Nu toksai post-apokaliptinis kažkoks vaibelis toksai. Tai gerai, kaip čia dabar? A man opened fire at a secret service checkpoint. Aha, nu tai reiškia, kad tipo bachuriukas grinai tipo šovė tokį, kad atvarė iki slaptųjų tarnybų patikrinimo punktų ir pradėjo šaudyti. Near the White House. Ir tada nušovė jį, kodėl jisai ten pradėjo. Buvo sužalotas. Trumpas buvo pastate. Turi istoriją su mental health issues. Nu jo. Blemba, įdomiai ten su tais mental health issuesais. Aš tai stengiuosi, nežinau, nu man kažkaip toksai common sense yra, kad nu tipo, jeigu tu tenais į save kažkokius tai, nu gerai, mental health, tai čia aš dabar einu apie treatmentą, bet dabar kokia čia solution, oh my god, nu čia įsivėliau aš su to podcastu, reiks sudėlioti kažkaip mintis gerai, kad čia nenusišnekėt per daug, irgi. Jo, čia tu nusišneki tikrai, koročią. Jo. Nu, žodžiu, esu sutikęs tikrai daug gyvenime žmonių, kurie turi problemų, kuriem nėra taip gerai pasisekę kaip ten kitiem. Tai čia viena pusė. Yra toksai žmonių likimas, kur jiems, nu tiesiog nesudėliotas buvo gyvenimas. Jie dėl to nekalti. Augo kažkokio šeimoje prastoj. Jie buvo smurtavimo prieš juos, ten prievartaujami jie buvo, nežinau, ta prasme, man pačiam teko ten dirbti netgi SOS vaikų kaime Vilniuje, ten, gal ten Šeškynas skaitosi, nežinau, dabar ten kitoj pusėje Akropolio, gal ten, kaip ten, Viršuliškės ar ten Šeškyna, kažkas ten tokio. Ten aš dirbau, tipo, ten tas SOS vaikų kaimas yra paremtas skandinaviškų kaip čia užkrito to dabar žodis, skandinaviškų, tai atsimenu tik tai žodį vaiknamis, tai nežinau, pavadinkim to taip, tai daleiskim, įsidėmėkit, daleiskim, kad vaiknamis. Ir jisai paremtas skandinaviškų modelių. Nu, ten gyvena realiai vaikai, kurie neturi šeimos, ne? Tas skandinaviškas vaikų namų modelis yra vadinamasis dėl to, kad tenais yra imituojamos šeimos. Ten gyvena, pavyzdžiui, yra skirtingi namai, kokie ten būdavo tais laikais, ten 12, 14 gal namų, o gal iki 10, aš dabar nesimenu. Ir aš dirbau vienam iš tų namų ir tam name vienam yra kaip ir viena šeima. Bet ta šeima susidaro iš, pavyzdžiui, kelių skirtingų šeimų vaikų ir tada yra ale mama, kuri yra darbuotoja. O kai ta mama išeina atostogų, tai ateina teta. Nu, bet čia taip vadinasi. Ten, žodžiu, gaunasi, pavyzdžiui, pas mane buvo, tam name gyveno 6 vaikai, man atrodo, 2 ar 8 ar 6, dabar neatsimenu, buvo 2 iš vienos šeimos, kiti 4 ar ten 6 iš kitos šeimos. Ir tada, žodžiu, ten iš tų 4 ar ten 6 vaikų buvo seksualiai priekabiauta ten prie jų ten, o jiem ten metų, tai jūs net neįsivaizduoja ten. Po 5, po 6 metus ten, žodžiu. Ta prasme, nu kažkas crazy ten, aš neįsivaizduoju, ten tėvas tipo alkoholikas, alkoholikas, ten muždavo, prievartaudavo tos vaikus, bet jie ten pasilgsta to tėvo iki šiol ten tipo, žinai, nes ką jie ten, žinai. Sudarytas ten jiem tvarkaraštis ir taip toliau. Ką ten daryti kiekvieną dieną, ką valgyti, kur eit, ką daryti, žinai. Vienas ten buvo tokie, kur ten nuo 5 metų iki ten 14 ar 15.
žinai. Ir ten visi su ta panašiai istorija, tipo. Nu ir ką ten, žinai, vienas ten visą laiką bėga ten iš tų vaikų namų, kitas ten, tipo, nežinau, bando realiai ten, tipo, trina savo tarpkoj, savo sesiai ten išlaunį, žinai, ten tokie, žinai. Ten jie atrodo normalūs, tipo, su jais ten kažką darai, pamokas ten, žinai, ruoši, ten padedi jam ten kažką. Aš ten eidavau 4 valandas per dieną pabūti mėnesį laiko, man atrodo, kažkas ten tokiu buvo kaip praktika. Ir žodžiu, ir jie ten, tipo, viskas ten su jais gerai, ir jie taip svičina vienu momentu, žinai. Ta prasme, atrodo, ten kalbi viskas normaliai, ruošiam pamokas ir tada vienu momentu pist ir, tipo, jie ten kažkas akyse pasikeičia, jau žiūri, ten pasiemęs ten kažkokį, tai ten grafkutę, jisai ten man sako, aš čia tau tą grafkutę įdursiu į koją, žinai, ten 6 metų ten vaikas. Nežinau. Ta prasme, koma, taip tiesiogiai, žinai, žiūrint, keista. Bet aišku, nu, vat, kaip ir sakau, žinai, yra žmonės, kuriem nesusidėlioja, nesudėliotas tas gyvenimas. Dabar ar galima dėl to kažką padaryti? Nu, tai aišku, kad galima, žinai. Daug yra labai, pavyzdžiui, žmonių, kurie alkoholikai, tėvai, kurių alkoholikai buvo, bet jie po to tapo jų vaikai prieš alkoholizmą kariautojai. Pavyzdžiui. Kas čia man kažkas skambina, į duris reikia eiti pažiūrėti, tuoj palaukit, patikrinsiu. Nu jo, žodžiu, esmė tai tokia, kad paskambinu į duris, enkomenda para Sara, tipo, atėjo kažkas mano žmonai ir, tipo, atidarau duris, bet kad tenai nieko nėra, ne, aš ten gyvenu paskutiniam aukšte 3, tai nieks nieko negirdžiu, kad čia kažkas judesio kažkokio būtų, gal paliko apačiojais ten tą siuntinį, ten pastoja kažką užsisakinėja, čia kalsikėlė. Gerai, tai kur mes ten baigiam? Dabar galvoju, kad mes šnekėjom apie tos mental, tipo, kad visiems, kad buvo alkoholikai, kad patapo alkoholikų ten sūnus arba dukros kovotojais prieš alkoholizmą, tai kad ir sakau, kad kažką galima visgi padaryti ir kovoti su to mental disease, bet ar tai yra, ta prasme, tas gydoma, ar tai yra gydoma per mediciną, per vaistus kažkokius, per farmą, kur jų yra kur tos farmos pagrindinės yra biznis, kad grįžtų pas jo žmonės, ne, kaip ir, kas yra nieko gero. Ar tai yra per saviugdą, savijauklą ir per sportą, nežinau, čia toks Andrew Tate'o gal labiau teikas. Turbūt reikia kažkokį ras balansą, ne? Kažkaip, aišku, aplinka, kas tave suka, žinai, kokie žmonės aplinkui tave, iš kažkur tas willpower atsiranda, ne? Tas vieni labiau kažkaip turi tos jėgos kovoti, žinai, su negandom visokiam gyvenimo, kiti mažiau. Sunku pasakyti, bet tai dabar kas priveda prie to, kad žmonės eina šaudyti kitus ten, ta prasme, ar ten sugalvoja, eisiu, nežinau, pakeisti fucking Baltųjų rūmų ten eigą ir šaudyti ant juos visus. Nu čia įdomus klausimai, ką? Matyt, žmogus ant tiek yra nusivylęs viskuom čia ir ant tiek yra įsivėlęs į savo burbulą, į savo socialinės medijos burbulą, kad sunku jam net kažkur išvelgti tą gėrį, tai nežinau. Va tau ir geras, laimingas podcastas, kaip sakant. Kalbam apie mental disease ir žmogžudystės.
tokios realios, o ne šių dienų. Nežinau, aš irgi turiu prastesnių dienų, būna, kad nesinori iš lovos išlipti, arba būna, kad neišlipi iš lovos, tada vieną dieną atsiranda visokie kažkokios vidinės jėgos ir tada va sugalvoju, čia man reikia prisukti mikrofoną ir pradėti podcastą, žinai, prie stalo. Tai nežinau, aš, kai būna kažkoks down momentas man, kai būnu žemai kažkaip viskas man, tai žinau, kad bus tas kažkada ateis ir tas geras momentas, kažkaip reikia, kad išlauktų. Ir tada vos ne, kad, gerai, tai pasižiūrėkim, kas čia dabar stipresnis, ar tas blogas momentas, ar čia aš turiu kantrybės išlaukti, kol jis praeis. Nes kaip diena, taip naujiena, ne? Vieną dieną tu prastai jautiesi, kitą žiek atsikeli kažkas jau biškai kitaip. Jau žiek ten išsiplauni lėkštę, kur yra kriaukliai, ten, žinai, ten, nežinau, kažkiek ten, nežinau, nenoriu duoti čia. 2 dienas, pavyzdžiui. Okay? Gal pas kažką kitą 2 mėnesius ten ta lėkštė, aš nežinau. Čia, aišku, yra bairis ten, kai atsikrausčiau į Portugaliją pirmą kartą gyvent. Tai čia buvo 2010 metai. Buvo juokinga, kai reikėjo man susirast butą ir aš ten buvau studentas Erasmuso. Ir atvarau, tipo, turėjau ten alebadį, kur padeda ten, žinai, susirast butus ir panašiai. Ir realiai tai ten tais laikais ir šiais laikais dar irgi taip pat eini gatvį, žiūri, kas nuomoja, ką skambini ten, būna ant langų ten skelbimai, numeriai, skambini ir susitari, žinai, ar ten išeis panuomoti jam ar neišeis. Tai žodžiu, čia dar aš vis rašinėjau. Pažiūrėkime. Jo, dar vis juda. Tai žodžiu, tai gaunasi taip, kad pasiskambint ten su vienu butu, ten visai centrinė gatvė, viskas ten okei. Kambarį, kad nuomoti salę, ten šėrinti su kažkom kitu. Sako šeimininkas, tai gerai, aš tau duosiu merginos, kuri dabar tenai gyvena, tipo numerį, ir tu jai paskambink, susitikit, pašnekėkit, ir ten yra laisvas kambarys, galėsi ten gal gyventi, žinai. Gerai, paskambinu tai panai. Sako, tai gerai, ateik čia, susitiksim, nusileisiu, aš ją pačią pašnekėsim, žinai. Nusileidžia, tu jep, tvai paratyrė turi. Tokia gražiai jinai ten, kad jūs neįsivaizduojate, ta prasme, intermiksas portugalų, kiniečių, ten, karočią, nežinau, žydų gal ten kažkas ten, 3, aš jau dabar neatsimenu, nes prieš tiek metų buvo, bet italai, portugalai, kiniečiai ir dar ten kažkas, neatsimenu tiksliai, ir kad jinai iš Makau. O Makau tai ten buvus kaip trading point, ar ten kaip kolonija portugalų Kinijoje tenais. Dabar ten vien kazino, žinai, kazinai. Ir ką jin ten nusileidžia ir aš ten iš karto, tu nafi, galvoju, tai reikia imti tą butą, karočią, kad čia net be klausimų, kas čia su jie gyvent. Aš ten atvaręs iš Lietuvos, tipo iš Kauno, pats senas, ten nežinau, 19 metų ar ten 20, galvoju, šakis, ta prasme, be klausimų, žinai, važiuojam. Ledinė, ta prasme. Ten 10 iš 10, ar kaip ten, žinai, 20 iš 10. Ir ką, jūs galvojat? Jis atsikrausto aš ten į tą kambarį, ten į tą butą ir virtuvė, karočią, visa ten, žinot, ten, ta prasme, lėkščių, karočią, ten bonkų, gonkų, monkų, šmonkų, ten, ta prasme, visiškas padret, ten viskas, žodžiu, nešvaru, ten, belekas. Ir jinai man ten, čia buvo vakarėlis su draugais, mes šventėm ir turi ateiti čia tie mano draugai, padėti man čia viską sutvarkyti, tai va čia ateis ten rytoj ten viską išplauti, išvalyti, žinai, ten tų lėkščių, žinai. Supratau, tai gerai, taip, žinai, ką žinau, galvoju, gal, žinai, viskas okei. Ir ką jūs galvojat? Viena diena praėjo, niekas ten nesuplauta, nesutvarkyta. Antra diena praėjo, niekas nesuplauta, nesutvarkyta.
3 diena praėjo, niekas nesuplauta, nesutvarkyta, aš jau ten, jau man jinai nebegraži, jau aš ten, žodžiu, mąstau, kaip čia, žinai, ką čia jai sakyti ir kaip čia sakyti, ir aš jau, žinai, sakau, nu tai beik tu nafik, davai, plauk tos, blėt, indus, kas čia yra, žinai, aš atsikraustau ten, žinai, visiškai nešvaru ten, nu koma, ta prasme. Jūs neįsivaizduojat, kiek ten buvo, ta prasme, tų indų, ten taip nemeluojant, metro aukščio, ten dviguba gal kriauklė, ar ten gal kažkokia vonelė dar buvo, ten toj virtuvėje, nu kad žodžiu, visiškai, nafik, viskas ten, nieko blatno žodžiu. Tai primeskit, jinai man sako, po ten, nežinau, o žinai, nu tai ką, atsikrašiu, ką aš dabar, blėt, plausiu jos indus ten, jų ten balių ten tvarkysiu, žinai, fuck off, tipo. Dabar gal jeigu, žinai, mano metų dabar man 3-6, tai dabar gal nežinau, gal kitaip, žinai. Aišku, kur aš ten dabar neįčiau, aš ten ir negyvenčiau ten save, bet žodžiu, gal parodyčiau pamoką jai, atsukčiau kitą žandą ir išplaučiau tos indus, bet tais laikais tai pamiršt, nu kur tau ten. Ir žodžiu, tai primesk, jinai, ten nežinau jų, aš dabar ir vėl, kiek aš ten atsimenu, kiek neatsimenu, bet ten, kiek ten tų dienų praėjo buvo, gal ten iki savaitės, gal kažkas ten tokio. Tai jinai, karočią, grįžtų vieną dieną, tipo, kad neišsikraušusi iš tos chatus. Tipo, pas tuos savo draugus išsikraušus gyventi ir palikus ir visą tą nahui man. tuos indus, karočią. Tai, karočią, nei man ten tos gražios mergos, nei, karočią, chato švarios. Va taifa. Tai ten po to atsikraustė kažkoks ten jaunas bičiukas, jo tėvai atvarė ten, tipo, tai mes ten kartu viską išplovėm, tipo. Tai va, tai žodžiu, tai apie tą mental disease gal tiek, ne? Galima kažką daryti, galima kovot, reikia apsupti save su gerai žmonėm, reikia turėti palaikymo tiek iš visuomenės, tiek iš artimųjų. Jeigu neturi nei to, skambink man, užvesiu tave ant kelio. Kitas dalykas, nu tai aišku, tai čia kaip diena, miegas, maistas, sportas, čia, nu, kaip Dievą myliu, ta prasme, jeigu ten prasileidai ant vieno, tai skaityk iš karto jau žongliruoji tos kamuolius, kad jau žiūrėk ten vienas nebesisuka, žinai, tas kamuolys, jau krenta ant žemės. Tai tu negali gerai jaustis, jeigu neišsimiegojęs, jeigu nepavalgęs normaliai gero maisto, ta prasme, švaraus maisto, arba jeigu tu nepasportavęs ir ten, žinai, skauda tau viską. Nu, tai čia tokie paprasti principiniai. Gerai, kiek mes šio laiko kalbam, čia jau aš tiek net pats nesitikėjau išnekėti. Važiuojam prie trečios naujienos. Deadly coal mine explosion in China. Nu, tai ar jūs, o ką, vėl, karoči. Aš šitų nesirenku naujienų, ką duoda taimu, bet, nu, ta prasme, jeigu mes šitaip judėsim su nupys dylas, okei, tipo, čia kažkoks gal, bet irgi apie šūdiną problemą, kažkokia biškai geresnė naujiena. Dabar nušautas, o kitas explosion in China. Deadly coal mine explosion in China. At least 82 people died and 9 remain trapped after a gas explosion at a coal mine in northern China. It is one of the country's most mining disasters in recent years. It is one of the country's worst mining disasters in recent years. Nu ką, tai žodžiu, sprogo anglių kasybos, kas čia coal mine, tai kaip čia coal, tai anglis, o ne mine, tai anglių kasybos kažkaip tai zona, nežinau, kasyklos, anglių kasyklos, o ne, kaip lietuviškai. 82 mirė ir 9 likę. Nu jo. Ką aš galiu pasakyti apie tokią naujieną? Man iš vis nėra suvokiama, kaip ten žmonės lenda ten. Aišku, ne iš gero gyvenimo, ten kažkiek pinigų reikėjo užsidirbti, dėl to ir lenda.
Bet aš tai ten nemėgėsi tuos visokius urvus lysti ir panašiai, tai man būtų sudėtinga net pradėti tokį darbą. Aišku, ten jeigu būtų poreikis, reikmė, tai be klausimų reikėtų lysti ir turbūt lysčiau. Bet dabar, nu tai ką, China, nu tai standartai darbo, ne, mes čia Europoje turim visokius reglamentus, kiek jie ten veikia ar kiek jie ten neveikia. Kažkiek gal veikia geriau negu Kinijoje, nežinau, ten, taigi jie ten yra labai žymus ten tais visais išnaudojimai žmonių ir darbo etika ir atlyginimais, kad tenais nieko blatno, nieko gero. Tai čia tokį perskaitai, nu jo, kiniečiai, tipo, jiem ten tai 82 žmonės, kur mirė ten iš virš milijardo žmonių, tai kiek jie tenais galvoja apie tai, nežinau. Iš vis Kinija būtų šiaip įdomu aplankyti. Anksčiau kažkaip netraukė, dabar tai visai gal būtų įdomu. Mano šiaip draugas vienas yra gyvenęs Kinijoje. Ir jo, maistas, man atrodo, visai ten nieko. Ten būdavo prieš 10 metų, kad tenais, oi kaip Kinija blogai, ten nieko ten gero, viskas ten suvaržyta ir taip toliau. Dabar matau paskutinius ten kokius 3 metus, kad ten, žinai, gal nėra ten taip blogai ten toj Kinijoje, gal čia jie čia jau pralenkia, gal net čia ir ta Europa, ir ta Amerika ten. Tai keičiasi laikai, keičiasi jėgos struktūros, jėgos kampai. Matėt, kaip padarėm, kaip ir podcastas mano kampai, tai čia jėgos kampai. Ir žodžiu, jo, tai nežinau, Kinija, ne? Ir mašinas jie ten tas elektrinės gamina dabar, ir telefonus, ir viską, kaip ir ten būtų visai įdomu gal aplankyti tą Kiniją. Aišku, ten su Tibetu ir Taivanu ir ten tais musulmonais, kur gyvena šiaurės vakaruose, kažkas ten tokio Kinijos, ne? Tai nieko gero. Jie ten turi įdomią ten tą politinę sistemą, kaip suprantu, kad ten ale komunizmas, bet ale ir kapitalizmas kažkoks sumaišytas. Tai valdoma viskas kaip komunizmas, bet per kapitalizmo prizmę. Tai ale autoritarinis režimas, bet ekonomika ale reguliuojama ar mažai reguliuojama, arba kaip biznis reguliuojama ir kažkaip ten viskas sukasi. Tai va, tai aš nesu buvęs Kinijoje šiaip, tai sunku pasakyti, bet kiek esu buvęs Azijoje, tai ten daug aš esu buvęs ir Southeast Asia, ir Pietų Korėjoje, ir Japonijoje, tai ten, žodžiu, kaip aš nekiu su tais vietiniais, tai ten visi paimini ten įtaką Kinijos ir ten žiūrėk, čia nesijung prie Wi-Fi'aus ten nu, ten ta prasme to viešo, ar tai ten McDonald's, ar tai ten, nežinau, ant gatvės ten būna ten tie Wi-Fi. Nes čia kiniečiai viską žiūri, viską mato. Kažkaip man buvo vieną kartą Seule, kad reikėjo man ten to Wi-Fi'aus žudbūt, nes kažkuom aš ten turėjau susitikti. Atsimenu dabar su tokiu Saudi bahuriuku. Iš Saudi Arabijos reikėjo susitikti. Ir žodžiu, kad reikia man ten tą Wi-Fi pasigauti, aš kažkaip neturėjau interneto tuo metu. Ir pasigau kažkokį public Wi-Fi, žiūriu, kad tas mano telefonas ten lūžt, pradėjo viskas strikti, ten, ta prasme, ten po minutės gal kaip prisijungiau. Nu, galvoju, šakės, tai iškart išjungiau ten, žinai, ačiū Dievui, ten niekas nieko, žinai, jokių ten, nu, bent jau kiek aš žinau, pinigai iš sąskaitos nedingo, tai jau tas gerai. Tai va, tai ten po to, ten kokioj Kambodžai, ten irgi atsimenu, ale visi šneka, čia kiniečiai, kiek jie įtakos turi ten šitos kazino pristatė ten ant pležų ten ir panašiai, ten viską jie čia valdo, tipo, taip toliau ir panašiai. Tai mes ten Europoje, kai būnam, tai tokių, nu, ką mes ten girdim, nieko mes ten negirdim tokių dalykų. Bet aišku, girdim, kad jie daro infrastruktūrą Afrikoje ten, ir kad ten tik tais viena šalis nėra ten
po Kinijos skolų, kad nėra Kinija įsiskolinę, jų ten tas žemusis duosim čia jums pinigų pasistatyti kelią, nors ir žinom, kad jūs mums neturėsit pinigų grąžinti ir tada jūs tapsit mūsų de facto vasalais ir vergais, taip, žinai. Tai va, tai jeigu jie taip daro su užsieniečiais, su afrikiečiais, tai iš kur jie taip išmokė daryti ten tą valdymą, visą struktūrą? Tai iš savų, tai iš to komunizmo, iš to viso uzurpavimo, verbavimo. Žmonės jaučiasi po padu, turi ten tą social score, daro tas, kas liepta, ten koks nors šefukas, jie ten mėgsta ir išgerti, kiek žinau, tai aš aišku generalizuoju, tai čia patys supraskit, čia aš nesu ekspertas ir čia mano nuomonė yra asmeninė visam šitam podcast'e, tai čia neieškokim labai didelių kažkokių ten faktinių tiesų ir panašiai. Idėja yra, kad aš atsisėdu ir paplepu, pasidalinu ir tiek žinių ir tuomi viskas ir pasakyta. Tai va, tai žodžiu, nežinau, reikėtų tiem, ką reikėtų, ko nereikėtų, nežinau. Esmė, kad kažkoks nors vienas tenai šefukas iš tų kinų ten pagėrė, ten fucking kokį nors ten nesužiūrėjo ten ko nors ten, arba ten peržiūrėjo kažką ir sako, čia lendam giliau ten, čia galima sprogdinti, ten kokį nors ten kiti šefukai 5 sakė, negalim, aukštesnis sakė, galim, čia lendam toliau, ten braunamės į tą coal mine'ą. Nu ir sprogo ten viskas, ką aš žinau, toks man kažkoks neapdairumas, nesusižiūrėjimas tiesiog. Tiek žinių, čia aišku, užjaučiu visus ten tas 80 mirusių, kiek čia tu užjausiu tas mirusius, kaip jie mirė, ne? Šeimas jų tikrai užjaučiu, žinai, ten nesvarbu man, ar jie tenai prispausti, ar priverbalinti, ar ten pristračialinti, nežinau, kaip čia net pasakyt. Svarbu, kad jie yra žmonės, nesvarbu, kaip jie ten atrodo, tikrai jausmus visi žmonės turi tokius pačius, ne? Turi šeimas, turi mamas, turi sesės, brolius, žmonas, vaikus ir panašiai, tai aišku, ten nei vienas iš jų manęs neišgirs, bet bent jau mintimis 1 sekundę pagalvoju apie mirusių šeimas ir užjaučiu juos. Tai va, tai tokios žinios, kaip sakant, ką aš žinau, prišnekėjau čia tikrai žymiai daugiau negu galvau, kad prišnekėsiu. Pasižiūrėm, kaip čia man seksis to podcast'u. Lauksiu feedbacko, rašykit, bus įdomu paskaityt, siųskit laiškus, paliksiu ten kokį nors e-mailą sukursiu, kad galėtumėt man siųsti savo klausimus ar kažką, noriu interakšno su jumis ir va tiek žinių. Susitiksim kitą savaitę.